Tiesą sakant, nežinau, kaip kreiptis į jūs. Ir to nepakanka. Man regis yra atsiradę kažko daugiau. Esame savotiški bičiuliai, bendro likimo žmonės. Šitame viename laike. Toje pačioje žemėje, kurios likimas mus sujungė. Vieną iš jūsų jūs iškėlėte į šį labiau matomą postą, į sunkesnės pareigas. Leiskite tęsti. Tai labą dieną, profesoriau. Labas. Gerbiama publika, tokių įrašų pradedam. Man didelė garbė ir džiaugsmas būti šioje salėje, kartu su jumis visais. Ir čia yra mano, kaip vedėjo debiutas, tai jeigu ką man atleiskit, aš šiaip muziką labiau kuriu. Jeigu galima, aš jūs pristatysiu, kaip jūs pristato visuotinė enciklopedija lietuvių. Aš nežinau, ar teisingai pristatė. Patikrinkim. Vytautas Landsbergis, gimęs 1932 metais, spalio 18. Maždaug. Kaune. Lietuvos valstybės politikos ir kultūros veikėjas, kultūros istorikas, pianistas, muzikologas. Beveik taip, jo. Kovo 11 akto signataras. Tarp kitų. Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademikas. Kažkas sugalvoja tą padaryti. Habilituotas daktaras. Taip irgi buvo. Daugiau kaip 15 universitetų, tarp jų ir Sorbonos garbės daktaras arba garbės narys. Aš nesuskaičiavau, tai čia jūsų atsakomybė. Gabrieliaus Landsbergio Žemkalnio ir Jono Jablonskio vaikaitis. Maždaug taip. Taip aš negalėjau patikrinti, jie jau buvo mirę, kai aš gimiau, bet sako, kad taip. Taip, ir toliau vardinama visa jūsų giminė, gal čia tada aš jau kažkaip perleisiu. Ne, tai čia neįdomu. Tai pirmas dalykas, sveikiname jūsų gimtadieniu. Jau tie sveikinimai matyti. Senos naujienos. Ką tik girdėjome ištrauką iš instaliacijos trečiasis posėdis, kur buvo jūsų įskaityta, jūsų balsų, jūsų žodžiai. Taip. Ir ten yra atrinkti epizodai iš kovo 11-osios trečiojo posėdžio stenogramos. Ir šiandien Mo muziejus paprašė pakalbėti apie kūrybos laisvę, Lietuvos dailę ir literatūrą ir apskritai apie Lietuvos meno pasaulį. Oho. Tai galbūt tada pradėkim nuo meno pasaulio. Pradėkim, o kur jis yra? Jis kol kas jisai čia aplink. Ir Mo muziejaus kolekcija prasideda daugmaž nuo 60-ųjų. Ir galbūt kokia jūsų nuomonė, kaip kito tą Lietuvos meno sampratą, pradedant nuo tos Mo muziejaus kolekcijos pradžios iki dabar jūsų akimis? Kas tas Lietuvos menas? Aš negaliu kažką kalbėti apie kolekciją, kurios aš dar neturėjau progos pamatyti. Jūsų akimis? Žinoma, aš mačiau daug ką, bet dabar visą kolekciją aš čia turiu. Tai gal šitą palikim apie kolekciją. Aš džiaugiuosi, kad yra muziejus, kad yra tokia kolekcija, kad yra jį pasipildo, kad yra žmonės, kurie suinteresuoti padaryti šitoj vietoje, kur buvo toks kino teatras, kažkada padaryti kultūros centrą. Tai aš taip suprantu, kad mes čia esam kultūros įstaigoje dabar. Tokiai svarbioj, centriniai galima sakyti. Bet tarkim, 60-ais, 70-ais, 80-ais mes galim sakyti, kad ta tokia Lietuvos menas jis vis tiek turėjo kažkokį savo kitokį pavydalą negu, tarkim, 90-ais, 2000-aisiais. Jis buvo daug labiau suskylęs ar suskaldytas, ar egzistavo labai įvairiuose erdvėse.
buvo tas menas, kurį galima pamatyti parodose, kur atrinkdavo, ateidavo valdžios žmonės, sakydavo, tas paveikslas geras, to negalima, tą galima, to... paskui kurios atrinkdavo, kad galima, pažiūrėdavo, ne, vis dėlto negalima, gal to rodyti negalima. Tai buvo tokia viena skirtis to meno, kurį galima, kurį valdžia leidžia rodyti. Nu, galbūt jaučia ir atsakomybę, kad jeigu leidžia rodyti, tai jau ir prisijima kaltę už blogą meną. Aš nežinau, ką jie ten galvodavo tada, bet aišku, ta pati vietinė valdžia nebuvo visiška valdžia. Jinai visą laiką bijojo, kad kas nors gali iš aukščiau voštelti arba kas nors gali skundą parašyti, o kam tokius blogus paveikslus rodo. Ir tada reikės aiškintis, bus nemalonu, gali netekt kokio nors gerybio ar panašiai. Tai čia ta viena pusė oficialiai, kita tai yra, ką žmonės darė vis tiek nepaisydami, ar juos rodo, ar jų nerodo, jie dirba, kuria, krauna į tokius stalažus pas save, ateina draugai, tada yra vidinė paroda. Saviems vieni kitiems rodo, kai kas gimsta, kas rūpi, kas yra įdomu ir gražu. Tai aš mačiau to meno tokio nemažai dailininkų dirbtuvėse, čia netoli Vasario 16 gatvė, kaip įdada kitaip, aišku, vadinosi, buvo toks amerikonų namas ir mansardos buvo didelės paliktos pastogės dailininkų dirbtuvėms. Tai jie ten buvo įsikūrę fantastiškai ir ten labai daug turėjo savo kūrybos, kurios parodose nerodydavo, nes arba netiko, arba jų per daug buvo, jie per daug produktyvus buvo. Na, vienu žodžiu, tai buvo, jeigu kalbam apie meną, pirmiausiai kaip apie vizualinį meną, kaip apie dailės meną, nes čia ir muziejus yra pirmiausiai regimajam menui, ar ne? Taip. Ar jūs kolekcionuojat audio meną taip pat? Visai būna. Būna kartais. Taip, dabar dėti kažkokį skirtumą tarp menų pakankamai pavojinga, nes tie menai kartais net ir neaišku, kokio čia srities labiau. Tai atsirado žmonių, kurie buvo toks mano draugas buvo vaikystės, Jurgis Mačiūnas, kuris sakė, kad menas turi būti, viskas yra menas arba viskas ne menas. Apie Mačiūną dar norėsiu jūsų keletą klausimų paklausti, bet tarkim apie tą Lietuvos meno sritį, ar buvo, pavyzdžiui, kažkokių tokių, jautėt sąryšio su muzika, tarkim, tie Kismas, jeigu 70-aisiais, kokiais mes jau turim kažkokį atšilimą, ten Kutavičiaus paskutinių pagonių apeigų premjerą, ir dailiai galbūt kažką tokio pavyko pastebėti, kažkokių sąsajų, ar kaip jums atrodo? Aš nežinau, tai sąsajų tai yra, kas gimsta žmonių sielose, žmonių mintise ir to panašaus laikotarpio, tos kartos žmonėse ir tos pakankamai nepriklausomos ar net visai nepriklausomos galvosenos žmonėse, jų širdėse, sielose, gimdavo dalykai, kurie be abejo turi sąsajų vieni su kitais. Tu matai tikrą dalyką, nekonvencinį, nepritaikomai valdžios poreikiams arba kokiam nors socializmo vadinamo, aš nežinau, kokiam taisyklėm, jau niekas rimtai jas nežiūrėjo, bet valdžios pareigūnai jautė atsakomybę, kad gali gauti barti, jeigu bus per daug kokio nors, kam nors nesuprantamo meno. Aš muzikos srityje taip pat mačiau, kaip atsitikdavo negerai, kai vieną kartą buvo padaryta klaida ir atidarant mūsų muzikos, lietuvių tarybinės, nesvarbu, muzikos festivalį, naujų kūrinių, pirmame koncerte buvo atlikta nauja Felikso Bajoro simfonija. Ir jos nebuvo laiko kada surepetuoti, jis pats labai pyko, kad dirigentas taip pavarė ant greitųjų, o atėjusi valdžia iš viso nieko nesuprato ir pasijuto įžeista, kodėl ji nieko nesupranta. Kodėl kažkokią tokią muziką kūrė, o tartum
mūsų laikais, už mūsų pinigus ir kam ir reikalinga ta muzika. Tai tokių kai kurių momentų aš atsimenu, bet tai liečia visas meno šakas. O dailės, tai žinoma, muzika labai svarbu, kad ji būtų atliekama, Taip. kad ją atliktų. Jeigu ten net Juzeliūno opera 20 ar kiek metų laikė neleido pastatyti, todėl kad ten į sceną išeina kunigas, žinai. Ir tai kaip teigiamas herojus, tai griūna visas ideologinis darbas. O reiškia, kiti tokie atvejai. Dievo avinėlis. Dievo avinėlis, tai nedaug dėlė jau ir nepriklausomai Lietuvoje dar 30 metų laukia savo parodymo. O Kutavičiaus šitą panteistinę oratoriją irgi 20 metų laukia, kol užaugo nauja karta ir išdrįso pastatyti ir kažkaip jau tada valdžia suvalgė ir panašiai. Na tai tokie laikai buvo labai įdomus. Tas menas egzistuoja kažkur, nebūtinai viešai, bet ir savotiškai viešai. Kam įdomu, tie žino. Taip. Ir kas draugauja su dailininkais, ateina ir mato pas juos tas vidinės ekspozicijas. Arba kur nors pas Vildžiūnus, ten Jeruzalėje, ten jų tokia kompanija susimetus jau savo studijų pasidarė, tai jie išstatydavo savo kūrinius, galima sakyti, viešai atvirame ore, o kas čia gali ateiti uždrausti ir uždengti kokiam marškom arba nugriauti, jau tie kūriniai stovi. O tarkim, vat, jeigu kalbant apie tą lietuviškumą, ar kažkokį iš jūsų patirties, jūs galite išskirti, kas yra tas lietuviškumas mene? Pavyzdžiui, jeigu mes kalbam apie lietuvių menininkus plačiaja prasme. Ar čia per daug galbūt jau toksai... Jeigu lietuvis menininkas daro nuoširdžiai, tai išeina lietuviškai. Jeigu jisai galvoja, ai, čia bus gal negerai, gal nepalikti valdžiai, žinai, tai aš darysiu sovietiškai. Nu, tada nelietuviškai išeina, žinai. Teisingai. O tai tarkim tada mūsų išeivijos ta grandis ir Mačiūnas. Čia vėl atskiras klausimas. Ir Mačiūnas tai dar ne vis išeivijos, tik tai kažkoks kampas, Taip. Kur pati išeivija šnairai žiūri. Jo, pakankamai. Arba Mačiūnas irgi moja į jos ranką, ten su jais nėra apie ką kalbėti, žinai. Tai irgi toks, bet apskritai visas tas baras, lietuviškoji kultūra ir literatūra ir mokslas, viskas už vandenyno arba, taip sakant, už dangos. Tai vėl tokia kitas pasaulis ir nežinia, ar ne visai ir traktuojamas kaip, žinai, čia kas yra vietoje, tai čia tarybų Lietuvos, ta. Koks ten tarybų Lietuvos dabar už Atlanto? Tai kur jį dėt? Nu, tai yra šiek tiek jau pradedamos leisti knygos ir rašytojai, ir poetai, taip legalizuojami iš dalies. Galų gale net atsiranda antologijos, kur lietuvių literatūroje yra ne vien klasika ir ne vien sovietiniai Lietuvoje rašantis žmonės, bet ir kažkur kitur rašantis jau irgi į lietuvių literatūrą įleidžiami. Tais laikais. Taip, po truputį įleidžiami. Galų gale atsiranda dabar, tada dar visiškai nebuvo tos pogrindinės arba partizanų literatūros, partizanų poezijos ir panašių dalykų. Dabar mes turim įvairius tokius sluoksnius ir dabartinis vaizdas lietuvių kultūros per tą nelaisvės laikotarpį su visokiom ir nelaisvių apribojimais, ir su vidinė laisvė, atsikovojimais gabaliukų, ir galų gale su tais, kurie yra visiškai laisvi. Jie rašo, kur nors miške, bunkeryje, jos paskui nušauna, ar ką jų lieka kūryba, arba jinai pogrindiniuose laikraštėliuose spausdinama, dabar surenkama. Tai yra ir labai gražių dalykų, ir apskritai kaip dokumentas, tai yra tikras dalykas. Tuo metu oficiali literatūra yra cenzuruojama
iš viršaus ir net iš vidaus, reiškia, tu iš dalies žinai, nu šitaip jau aš gal nerašysiu, nes vis tiek nepraleis. Tai reiškia rašyti taip, kad praleistų. Tai tu jau pats save varžai, žaloji, prisitaikydamas. Yra ta problema prisitaikymo. Nu, į kitur gali būti prisitaikymo prie rinkos arba prie užsakovo. Čia užsakovas ir rinka yra vienoje rankoje, yra politinė jėga, kuri nori iš tavęs matyti tik tai įrankį arba pataikaujantį tokį garbintoją, tribūną savo valdžios. Tai labai toks didelis suskilimas yra tos kultūros. Dabar mes ją kaip ir surenkam ir matom, galbūt tai yra tokia įdomi mozaika. Įdomi, kai kada skaudi, tragiška. Žiūrėkit, kiek dabar yra kautynių dėl Justino Marcinkevičiaus, ar ne? Tai gana tragiška asmenybė ir kūryboje taip pat. Aš čia gal neįsileisiu, prasidės vėl visokie dalykai, bet tai yra to meto atspindys su visa įvairovė ir laisvė, ir polėkių, ir prisitaikymu, ir kaip kam nors ten įtikti arba neužgauti, arba kas geriau eina to kampu tada. Bet tai čia labai talentingas, labai ryškus rašytojas, man jis pirmiausiai poetas. Daug gražesnis ir neproblemiškas lyginant su dramomis. Dėl dramų čia visokių filosofijų dabar gali būti ir būna ir taip toliau. Bet tai yra atspindys laikotarpio. Tokio, nežinau, kaip jį teisingai yra apibūdinta laikotarpį. Galima daug pavadinimų parinkti. Nu, rusiškai sakydavo į našim ir vašim, žinai. Arba 50-50, tai čia toks jau amerikoniškas. O tai jeigu dabar tada peršoktume prie Mačiūno, tai jisai toksai nebuvo 50-50 jau. Ne, jis buvo absoliučiai savas, grynas ir ant visų dėjo taip, žinai. Bet jis ir labai paprastai buvo įsitikinęs, kad kuo žmogus džiaugiasi ir kai žmogus žaidžia, nu, pavyzdžiui, menas ir tie žaidžiam, tai ir yra menas. Jis gali žaisti, paėmęs tą stiklinę ir padaryti iš jos meno kūrinį. Tai labai lengva, pavyzdžiui. Paėmė tą stiklinę, dėjai į grindis, yra daug šūkių, bala ir tai yra įvykis. Ir tu gali įvairiai svarstyti apie tą įvykį. Taip. Ar skulptūra, ar dailė, ar čia ar muzika, ar spektaklis. Taip, žinoma, tai ateina žmonės, atsineša smuiką ir sulaužo tą smuiką, žinai. Ir tame yra visokių prasmių, tas smuikas vaitoja, vargšas iš jo, žinai, nieko nelieka, bet gal jis niekam tikęs. Jurgis man aiškino, kad kai aš klausyk, tai jūs tą fortepijoną sudaužėt scenoje į gabalus, su grąžtais, su kaltais, su kirviais, į gabalus, tai čia pas mus tas nepraeitų, žinai. Žmonės galvotų, kad geriau atiduoti kokiai mokyklai ar ką, o čia jie fortepijoną. Tai jis sako, tas fortepijonas buvo niekam tikęs, jis buvo išmetimui, bet jį suardyti gabalais buvo pigiau negu visą vežti į sąvartynę. Tai jie net laimėjo ekonomiškai kažką, o padarė spektaklį. Koks buvo spektaklis fortepijono mirtis scenoje. Taip. Daug apmąstymų toksai, kaip sakyti. Nu, aš nemačiau spektaklį, aš turėjau jo atsiųstą įrašą, tai aš rodydavau tokiuose susitikimuose, kokių dalykų ten pasaulyje yra, žinai, ir kur gali atrodyti pasibaisėtinai, o gali atrodyti prasmingas. O pagalvokit, jeigu tas fortepijonas yra labai senas artistas, kurio jau niekam nereikia, bet jam yra pasiūlyta išeiti paskutinį kartą į sceną ir mirti scenoje.
Klausyk, koks tai jis mielai sutiktų, ardykit mane, raukit tas stygas, mėtykit, žinai. Kaip sako, tikras aktorius kas kart ir miršta scenoje. Nu, tai taip, tai aktorius tikrai mieliau mirtų scenoje, negu kur nors paralyžiuotas patvoryje visų užmirštas. O mirti scenoje atliekant pagrindinį vaidmenį, tai turbūt kiekvieno aktoriaus svajonė. Ir jūs straipsnėje liaudės konceptualizmas, liaudės menas ir konceptualizmas, ar kažkaip apie Jurgį Mačiūną, kažkaip pat tą Fliuksus Jurgis, jisai šitą judėjimą jisai irgi priskyrė tokiam kaip ir liaudės menui, kas galbūt Nu, jisai labai paprastai aiškino, jo tokia semantika buvo normali. Liaudės tai yra visi žmonės. Tai, ką daro visi žmonės, ir yra visų žmonių menas. Taip. O nebūtinai tik tie, kurie mokėsi ten, ką reikia daryti ir kaip. Tu paėmė ir dar jis man atsiųsdavo plokštelių įdomių savo mėgiamų ir senos klasikos, renesanso muzikos, ir džiazo, ir naujausios tokios. Aš pasiskaitydavau, ką rašo ant tų vokų. Ir buvo toks Ornette Coleman, reiškia, Bočius, labai garsus, aš nieko nebuvau žinojęs, kai klausau muzikos, bet skaitau, ką jisai rašo. Ir jisai rašo labai paprastai. Jeigu tu muzikantas, tai tu paėmi instrumentą ir groji. Ir viskas aišku, ar tu muzikantas, ar tu ne muzikantas. Tai tam Fliuksusas ir džiazas čia yra kažkas tokio šiek tiek? Ne, tai labai artimi dalykai, tai Jurgis ir labai mėgo ir susirovė tenais su Stockhausen, su kažkokiais dar modernizmo klasikais, už tai, kad jie paniekinamai atsiliepė apie džiazą kaip apie negrų muziką. Tai jisai demonstracijas darė ten, žinai. Viešas, reiškia, smerkdamas to. Aš turiu tokį vieną jūsų recenziją iš 1984 metų, kuri, čia pereinant šiek tiek prie literatūros, jau grįžtam čia, kur jūs parašėt Mindaugo Urbaičio kūriniui trio trims instrumentams, iš kurių 2 vienodi. Ir aš... Palauk, aš neatsimenu, man reiktų gauti tą kūrinį. Tai vat ir yra tame toksai įdomus dalykas, kad ta kūrinys jau seniai nuskambėjo, o jūsų recenzija skamba iki šiol. Tai yra tik vienas sakinys Mindaugo Urbaičio trio klausytojams. Galiu tą vieną sakinį perskaityti? Paskaityk, man pačiu įdomu. Taip, nes čia mums šitą sakinį perskaitė, kai aš mokiausi Tallat Kelpšos muzikos mokykloje, Emilija Čepulytė, mūsų muzikos istorijos dėstytoja, ir aš kažkaip jį įsiminiau, susiradau ir dabar jisai kaba pas mane ant sienos. Tai skaitau. Pasitaiko kūrinys, kuris lyg ir ne kūrinys, tik muzika, lyg ir ne muzika, tik tai garsai, malonus, kaip žiogų, kojų galio auksinės giesmės pievoj, kaip meldų šlamesys aisėte ar milijonas cikadų alyvų giraitėje prie Izmyro. Ir neklausai juk tos kiekvienos cikados, po kurios visos tą patį skelbia, bet skamba visokiausiose supančio oro vietose daugybė erdvės taškų, iš čia įvairumas toj vienybei, gėris vienodybei, daugybė laiko, į kurį nesikesina šimtais nagų visokie reikalai, darbai, taigi sielai atostogos. Ir kodėl jos negalėtų tęstis dar ilgiau, gerasis gyvenimo tarpsnis, semplice moderatissimo non troppo, atsiprašau, nušoko, taip, kur dabar tas mano, taip, semplice moderatissimo non troppo, tarp didingų conbrio impossibile e molto patetico. O jeigu kas klausosi tų garsų kaip muzikos ir muzikos kaip kūrinio, gal daro klaidą ir pyksta, pats būdamas kaltas, nes cikados neformuoja, tik fiksuoja ir informuoja iš tikrųjų save, ne tave, nesugaudysi ir nepalyginsi pievos žiegelių, kad nustatytum jų tarpusavio koreliacinę prasme, kaip pagrindinė tokia visuotinė, kaip meldų judėjimas aisėte. Todėl neverta sekti ir pavargti, laukti ir nervintis, nuobodžiauti ir svajoti, nes visa tai subjektyvūs reagavimai, daliniai ir todėl klaidingi, būdingi mūsų sąlyčiui labiausiai su menu, gal ir šiaip su gyvenimu. O jei taip reaguojame, matyt, gal buvo toj vienodoj muzikoje ir meno, ir gyvenimo. Vienas sakinys. Ar išgirdot Urbaičio muziką čia? Tai aš po to paklausiau Mindaugo Urbaičio apie tą kūrinį, kas ten buvo, nes mes šitą tą jūsų recenziją, jinai inicijavo, kaip sakyti, pasidomėti ir pačią muziką. Tai
kaip iš paskaitos girdėjom, kad tas kūrinys truko labai ilgai. Ir išėjo pakankamai nemažai žmonių iš filharmonijos. O Mindaugas Urbaitis sakė, kad tas trio nusprendė iškrėsti jam šposą. Ir jis turėjo duoti ženklą, kada baigt groti. Davė ženklą, o jie grojo toliau. Ir tas trijos truko gal kokią valandą ar daugiau. Tai čia va, tiesiog perėjo. Tai jie pagavo pagrindinę idėją, kad muzika niekad nesibaigė. Ypač, kai ją griežia žiogeliai. O kaip juos sustabdyti, jūs gal žinot? Žiogeliai, kaip sakyti, jie nesustabdomi. Ne, tai. Mūsų nebus, žiogeliai vis tiek bus. Tai čia visa esmė. Tai va čia toksai, galima sakyti, irgi tokie fliuksiniai, tokie pafliuksavimai, čia 84 metai ir jau mes juos galim kažkaip pastebėti ir mūsų menuose, taip galima būtų pasakyti. Nu, čia būdas atpriejo iš šono kindziulis ir padrumstė, žinai, balutę padrumstė galima. O kaip, pavyzdžiui, pati meno kritika ir tas vat, kalbėjimas apie meną, kiek jos turime, kaip jums atrodo šiais laikais arba kokia jinai buvo anksčiau? Šiais laikais? Nu, kad matai, kad aš būčiau toks, kuris daug skaito, žinai, aš kaip čiukščia, aš nesu skaitytojas, aš rašytojas. Bet šiaip... Man labai sunku kalbėti apie tai, ką žmonės rašo. Jeigu jiems patinka, tai rašo. Nu, tai, žinai, gal pats tas, kuris rašo, jis pats ir perskaito. Kartais perskaitom. Aš skaitydavau ir ne po vieną kartą. Bet tarp kitko tai įdomu. Išsitraukai seniausias kokius nors rašliavas savo, skaitai ir matai, o šitam kamputį neblogai. Gal tada aš paimu tą kamputį, ištraukiu, priklijuoju prie ko nors ir pasidaro naujas dalykas. Taip kaip Jurgis paima kur nors nuo gatvės laikraščio, aš tokius dariau paveikslus. Vieną paveikslą. Rėmas, man buvo svarbu, kad yra rėmas, reikia į tą rėmą ką nors įdėti. Nu, duokit man kokią laikraščio skiautę, atplėštą skiautę, aš įstatau į kampą to rėmo tą laikraščio skiautę ir mes jį eksponuojam kaip paveikslą. Ir tada pasidaro reikšminga. Ir rėmas, ir kažkas tame rėme, prieina žmonės skaito, kas ten yra. Žinai, ir randa visokių prasmių. Nors tu tiesiog paėmė bile ką, bet tas bile kas vis tiek yra prasmingas, suprantat? Taip kaip tie žiogeliai. Jų labai daug, bet ir tas atskiras žiogelis irgi turi savo funkciją. Jisai ten čirškina, žinai, gal savo mylimai kokie nors, ar ką tu ten žinai. Bet viskas susideda į tą Urbaičio trio. Žinoma, o tai tarkim pats žodis, ir kalbant tam tuose metatekstuose apie meną ir literatūroje galbūt, kiek jisai turi galios, kaip jums atrodo? Žodis? Taip, ar jisai visgi vaizdas vertas 1000 žodžių, ar galbūt atvirkščiai priklauso nuo paties konteksto? Tai jeigu yra kas skaito tą žodį, tai tada tas žodis ko nors ir vertas. Jeigu niekas jo neskaito, tai apie kokias čia mes vertą. Čia taip pat, taip sakant, taip ir su muzika yra. Ir tarp kitko parašytas žodis, tai irgi dar nėra nei žodis, nei turinys. Žodis turi skambėti. Tu skaitai, kas popieriui parašyta, tai jeigu tu tik tai dėlioji raides, kaip tas Gogolio, ten toks buvo Petruška, kuris labai didžiavosi, kad jisai gali iš raidžių sudėti žodį. Ir tada jis jaučiasi labai jau aukštai, kad jisai sudėjo žodį iš raidžių. Tai irgi jau šis tas. Jau yra intelektas, kūryba, atsiranda naujas dalis, iš palaidų raidžių štaiga pasidaro daiktas, žodis. Bet tas žodis, kuris padėtas ir paskui kas jį skaito. O jeigu jis skaito taip, kaip turi būti, žodis turi būti ištariamas, žodis turi būti girdimas, tada jis turi savo muziką, savo akcentą turi taip, ir tas akcentas turi prasmę ir pasidaro menas, iš paprastų žodžių menas pasidaro.
Todėl, kad jame yra žmogus, gyvas žmogus, kuris gyvena per tą žodį. Ir tas žodis yra kaip ir jo kvėpavimas, alsavimas, širdies plakimas. Buvo tokie, kurie darė muziką, žinai, iš širdies dūžių, užsidėdavo čia mikrofonus arba kur nors prie kaklo, prie arterijos ir, žinai, bum, 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 bum. Eina tas bum, bum ir tu žino, kad tai yra širdis. Visaip gali būti. Ir visai neblogai. Taip. Įdėjo širdį. Paprastai negirdi, bet matai, modernus pasaulis duoda tokių galimybių. Tu gali išgirsti save, ko negirdėjęs, pamatyti save, kaip nepamatęs niekada, žinai. O tarkim, jeigu... Pamatyti save gali negimusi. Kokie nors žiaurūs tėvai, kokie nors Azijos šalyje, nužiūri tave negimusi ir, mergaitė nereikia mums. Ją sustabdom, likviduojam. Jeigu berniukas, gerai, tegu gimsta. Tai pasaulis žiaurus yra, supranti, dabar ypač su ta technikos pažanga, kuri visiškai nėra toks milžiniškas gėris. Tai technikos pažanga atskleidžia ir dar neribotas žmogaus blogumo ir žiaurumo galimybės. Deja taip, tas žmogus toks labai keistas padaras. Bet tas keistas padaras visą laiką ką nors dar sugalvoja. Tai jeigu tai nėra baisus ir žiaurus dalykai, tai yra įdomu, kai sugalvoja, tai viskas yra menas tada. O grįžtant prie žodžio ir trečiojo posėdžio šiek tiek, gal galit pasidalinti savo mintimis, atsiminimais, kaip vyko pasiruošimas tam trečiajam posėdžiui, kaip jūs ruošėte patį tekstą, patį tą žodį su tais akcentais, kaip jūs minite. Klausyk, čia tokie, žinai, klausimai žurnalistiniai. Žurnalistiniai, šitą praleidžiam. Tad... Tai čia, žinai, panašiai kaip toks buvo tapytojas Whistleris, įdomus labai anglų tapytojas, ir jis užsakė portretą, jam užsakė portretą vienas turtuolis, bankininkas, didelius pinigus pažadėjęs sutartį, o tas Whistleris paėmė ir per 15 minučių nupiešė. Tai bankininkas labai pasipiktino. Kaip čia reiškia, tokie pinigai čia per 15 minučių padarė. Žinai, čia reikia dirbti, kaip nors uždirbti tos pinigus. Ir padavė į teismą. Whistleris nuėjo į tą teismą ir pažino, kad jisai užsakovas labai klysta. Aš tą paveikslą kūriau ne 15 minučių ir ne pusvalandį, o aš jį kūriau visą gyvenimą plus 15 minučių. Labai teisingas. Tai ir paaiškino tokiem, žinai, prietrankai, kaip yra iš tikrųjų. Supratau? Tai gerai. Aš nenorėjau nieko gauti. Tai gal tada aš važiuojam toliau. Dailė. Turime, jūs daug rašėte apie Čiurlionį, apie jo muzikinę veiklą. Ir visgi kaip jums atrodo, Čiurlionis, jisai yra labiau mūsų dailininkas ar kompozitorius? Ar kažkas tokio bendro? Jis yra gyvas žmogus. Jis yra menininkas ir jisai bendrauja su pasauliu visokiausiais būdais. Teptukas dažai, popierius, tušas ar koks nors plunksna, nors galima paskutinėti, padrožinėti. Viskas yra bendravimo būdai. Ir ką nors pranešant. Nes paprastai menininkas praneša. Apie save, apie savo, tai kas jam šiandien gražu, kas jam patiko, ką jisai pamatė, o ir padarė, žinai. O tas pats Čiurlionis, Druskininkose kažkokiam šlaite Nemuno buvo su panelėm nuvėjęs, panelės irgi buvo dailininkės ir kai kurios buvo iš tos pačios Varšuvos dailės mokyklos, Kersnovskaitės. Tai yra Kersnovskio vila, tokia linksma, vila linksma Druskininkose. Vietinis buvo toksai, šlėkta, bajoras, dvarininkėlis, pasistatė tokią modernę pilaitę ant Druskininkų ežero kranto. Ten da muziejus ir taip toliau visakas, bet tai yra, vadinosi, ir davė lietuvišką vardą, linksma.
Tai ta vila vadinosi Linksma. Tai tos vilos savininko dukros mokėsi dailės ir kartu su Čiurlioniu, o čia, reiškia, zemliokai iš vieno krašto, iš tų pačių druskininkų. Aš buvau susitikęs su viena jų senutė, baisiai įdomių dalykų papasako. Bet tai papasako ir tokį. Nuvėjo, eina tapyti į plenero, reiškia, į gamtą, gražybių gamtos. Ir jos atsisėdusios Nemuno šlaite, pasistačiusios molbertus ir tapo gražius peizažus. Erdvė, Nemunas, gal ruduo, gal spalvos, nežinau kas tas, bet, reiškia, grožį tapo. Žiūriu, jisai nusisukęs ir tapo kažkokį nudžiūvusi, nusususi medelį. Tai aš jam sako, klausyk, Kostek, žinai, Kostukai, ką tu čia darai, žiūrėk, koks grožis, ką tu čia tapai. O jis jam sako, bet jūs nežinot, ką aš galvoju, ką aš tapau. Ir jos sėdi. Ar galim, pavyzdžiui, taip pafantazuoti, kad jeigu Čiurlionis būtų gavęs kino kamerą, jisai būtų videomenininkas arba kino režisierius? Be abejo, taip kaip Jonas Mekas, davė jam kamerą ir pasidarė kažkas visai kito. O Čiurlionis labai domėjosi foto galimybėmis. Ir jisai ir fotografavo, ir jo paveiksluose yra visokių tokių jau iš foto meno paimtų dalykų, padidinimai, sumažinimai, kadro, iškirptas kadras, paveikslų cikluose, sakysim, yra paveikslas, o paskui kitas paveikslas, tai ano paveikslo detalė, kuri išdidina, parodo, kas ten yra, žinai, šiaip tu iš tolo prieini prie paveikslo, matai kažkokį bendrą, o gali prieiti ir žiūrėti iš arti, o menininkas pasikviečia, ateik, va, žiūrėk, čia tas, o čia tas, žinai, ir prasideda pasakojimas. Tai Čiurlionis įjungdavo tos dalykus ir kiną, foto, taip sakant, arba tokie jau paveiksliukai yra, paukščiukai atskrenda, taip, ir tūpėsi ant vielos ar ant šakutės daug paukščiukų. Ir vieni dar skrenda, o kiti jau tūpėsi ir kiti jau gale tūpė. Tai iš tikrųjų yra vienas paukščiukas. Tai yra multikas, kuris atskrydo ir atsitūpė. Visai palaipsniui jį nupiešė visas jos stadijas to paukščiuko. O kartu tai yra gyvenimas. Tai yra judesys ir džiaugsmas. Aš skrendu, man fain, aš paskleidžiau, galiu atsitūpti, žinai. O tarkim, jūs sutinkate, kad Čiurlionis savo dailėje, savo vizualiuose kūriniuose, jisai vis tiek kažkaip mąstė muzikaliai, muzikinės formas, vienaip ar kitaip? Tai tokių dalykų tenai daug yra ir iki tokių, kur muzikos formos ir kaip muzikos kompozicijos yra konstruojamos tam tikrais gabalais ir pagal tai, reiškia, jisai konstruoja savo paveikslus. Ir tuose paveiksluose yra visokios istorijos vyksta. Nors paveikslas nutapytas, jis lyg nejuda, bet jame daug yra veiksmo. Ir jeigu tu esi gyvas žmogus, tu eini per tą paveikslą, tu skaitai, tavo smegenis juda, tavo akis juda, tu pradedi matyti, tu pasidarai skaitytojas to paveikslo. Ir Čiurlionis tyčia daro tokius visokius dalykus, kad įtrauktų tave ir kad tu pasidarytum skaitytojas, o ne toks praeivis, kad čia einu savo, žinai, geriau alaus išgert. Ne, jis pakabina ir priverčia susidomėti. Ir paskui, kada nors po N metų, koks nors ateina žmogus jau į didelę Čiurlionio parodą, ir sako, gal į pomirtinę. Ir turbūt sako jau tėvui, kuris ten sėdi Čiurlionio. Sako, aš kai pirmoj parodoj pamačiau jūsų sūnaus paveikslus, tai mane taip pagavo, kad man norėjosi grįžti, dabar aš vėl sugrįžau. Aš vėl čia esu. Tai tas senukas tėvas išsako, mano sūnus taip ir sakė, jeigu kas nors
pamatys ir pas jūs pagautas, tai jau nepasitrauks. Tai savo pasiekė. Kai kada pasiekdavo savo. O tai, tarkim, ar Čiurlionis, kaip grįžtam prie kūrybos laisvės, ką norėjo muziejus, kad aš jūs pakalbinčiau. Ar Čiurlionis buvo laisvas kūrėjas, ar visgi... Visiškai laisvas. Įžūliai laisvas. Gyvenimas bandė jį kažkaip... Klausyk, bet koks jisai dabar labai įdomu, koks jis buvo reikšmingas mums išsilaisvinant iš Sovietijos. Nes jis atėjo kaip laisvės dvasia. Ne todėl, kad jį ten anksčiau draudė, ar spaudė laikė, ar nelabai propagavo. Kūrinius siūlė trumpinti, muzikos kūriniai per ilgi tenai, jos reikia tobulinti, jis nelabai mokėjo gerai padaryti, dabar mes geriau mokam. Tai visko ten yra buvę, bet, reiškia, tu dabar pasiklausai, tu matai, arba kai aš prisimenu koncertą, kai pirmas iki filharmonijoje buvo atlikta Čiurlionio Jūra. Po daugybės metų yra kažkoks nežinomas, paslaptingas kūrinys. Daug Balsio suredaguota. Ką? Balsio suredaguota. Tai jau Balsio suredaguota jau buvo galima. Paskui jau tą Balsio suredagavimą irgi padėjo šoną, dabar groja taip, kaip Čiurlionis parašė. Bet tada, reiškia, vis tiek skamba Jūra ir pilna filharmonija žmonių. Tai yra kaip kokia manifestacija. Ateina, tokia, kur hebrytė tokia, bet ne tik tai hebrytė, ir vyresni žmonės. Nes po tiek metų engimo ir slopinimo kažkoks proveržis, prasiveržimas, laisvė. 56 metai. Tai 3 metai po Stalino mirties. Ir, reiškia, skamba Čiurlionis ir nokautoja visą publiką. Ir, reiškia, toks entuziazmas, kad skamba, yra, turim, Čiurlionis nugalėjo. Ir Geniušas tada orkestrui, iš pradžios dar kartą, visas Čiurlionį. Visą didelį kūrinį dar kartą. Antrą kartą, kas niekad nedaroma, sugroja dalį kokią. Visą dar kartą. Ir vėl baisiausia ovacija, revoliucija. Reiškia todėl, kad laisvės toks heroldas. O tai, tarkim, dažnai dabar iškyla tas klausimas kultūra ir politika, ant kiek menas arba kultūra yra susijusi su tuo ar ne, ar čia per daug žurnalistinis klausimas būtų, jeigu šitą paklausčiau jūs? Kas tai yra politika, aš pusiau? Teisingai. Ką? Aš nežinau. Ne, aš irgi, tada... Ne, gal tada, menas šitą tada praleidžiam. šiaip taip. Pasitardami su Jurgiu mes gal galim kada surasti, kas yra menas, o kas ne menas. Nors Jurgis sakė, kad tai, ką aš darau, sakys, tai yra ne menas, bet tai yra menas. Jūs dar rašote, jis vadino tai prieš menas. Taip, tai ten Ne įvairių anti, bet- pavadinimus. Taip, Visai taip, sakydavo, tegul tai būna antimenas, tai būna ne menas, bet tai, ką mes darom, tai yra tai, ką mes darom. Ir kiekvienas daiktas yra kūrinys. Aš nežinau, mes taip šonu praėjom pro trečiąjį posėdį šitą mūsų Tikrai, čia irgi dalyką. kažkoks netyčia Bet atsiradęs galbūt publikai galės paklausyti, tada dar pabaigai mes ištraukėlę paleisim iš pabaigos. Ir aš nežinau, kokios pabaigos? iš to įrašo. Iš mano pabaigos? Ne. Gerai. Iš to, ką mes įrašėme. Čia šiandien. Dabar? Ką mes įrašėme vasarą iš šito trečiojo posėdžio. Bet tai gal aš tada apie trečiąjį posėdį, kaip šitą meno kūrinį fliuksinį, gal jūsų ir neklausinėsiu, viskas kaip ir toj knygutėje yra. Aš manau, kas kaip norės, taip tegu supranta. Taip, nes profesorius pasakė, jis skaitys tik tai, kai aš paprašiau jo įrašyti, tik tai savo žodžius iš tų epizodų, jie yra juodai pažymėti ir juos mes girdime, visa kita paversta natom. Aš gal tada pokalbio pabaigai norėjau paklausti, galbūt, ką jūs norėtumėt palinkėti, pasakyti pirmus žingsnius žengiantiems menininkams. Dabar mes kalbėjom apie
apie mūsų didžiuosius jau, kurie kūrė, sukūrė, o tie, kas tik tai pradeda kurti. Ką jūs norėtumėte jiem palinkėti? Nu, jeigu jie nori piešti, tai jie duok jiem popieriaus gabalą ir pieštuką. O būna tokių menininkų, kurie nebemoka piešti, ar jie menininkai? Nu, kartais būna sugadinti, supranti. Tie, kurie pradeda, jie genialūs yra. Jie piešia nepakartojamus dalykus. Ir mano kolegos, dailininkai, sakydavo, mes pavydim savo vaikams, žinai, mes taip nemokam pagauti tokių dalykų. Aš galėčiau čia parodyti, vieną nupiešė mano portretą. Nu, tai labai geras portretas. Net stebėtina visi sako, kodėl toks panašus. Nu, o kažkaip panašus išėjo. Toksai, reiškia, apskritas veidas, akiniai, kažkokie plaukai, bet sako, nu panašus. Ir aš irgi matau, kad panašus. Tai žodžiu, būtų toksai jam perspėjimas. Rašyta prosenelis. O, labai džiugu, pavydžiu tokio portreto jums labai. Tai būtų palinkėjimas jiem stengtis nesugesti ir išlaikyti tą. O čia yra paslaptis, kaip jiems nesugesti. Todėl Jurgio idėja ir buvo, kad nuo sugenda žmonės, supranti, pradeda juos mokyti meno. Aš atsimenu ir man labai širdis skaudėjo, kai mano dukrytė vaikų darželėje kažką piešė, fantazavo ir mokytoja supeikė. Tai jį užsidarė visam gyvenimui. Jį daugiau nenorėjo piešti. Supranti, galima užmušti ne kokį nors tarybinį menininką su socrealizmu. Galima nuo pat mažens užmušti žmogų, jeigu nepasakai, o kaip tu čia padarei, žinai, daryk daugiau. Tai tą visada reikia sakyti, bet kam, bet kuriuo atveju. Žinoma, žmogžudžiui nereikia to sakyti. Bet tam, kuris ką nors daro tokio pozityvaus, reikia sakyti, tau gerai einasi, klausyk, nenukabėk nosies, viskas bus gerai. Tai, žodžiu, reikia skatinti gėrį visom. Reikia tik neužmušti jo, supranti. Žmogus juk gimsta nepiktas. Nu, gimsta išsigandęs. Aš atsimenu, kad aš buvau išsigandęs, kai gimiau. Man buvo taip, žinai, nejauku aplink, šalta kažkaip viskas. Mamytei buvo daug geriau. Nu, dabar blogiau, aš rėkiu. Žinai, kur man dėtis? Paskui, žiūriu, kažkas, ta pati mamytė, čia vis dėlto mane priglaudė, jau tada aš truputį nusiraminu, kad dar ne viskas žuvo. Ja. Ir tas, aš kai jums rašiau laišką dėl šito trečio posėdžio fliuksinės poemos, tai sakau, kažkaip atrodo, kad čia yra Respublikos gimimas. Ten tie balsavimo kartojimai už, lyg tai atrodo atgimsta, ar jinai gimsta ta Respublika, tokia kažkokio mitologinio tokio užtaiso, lyg ir tokia iliustracija. Gali būti taip atrodė, toksai, aiškia, bet kada tiek daug kartų sakoma už, tai klausykit, tai yra toks milžiniškas pozityvas per pusę valandos, sakysim. Ir visą laiką už. Skirtingi žmonės. Sėdi 150 žmonių ir kiekvienas dar atsistoja. Tas, kuris skaito, tai šitas yra, jisai skaito, sako už, bet anas atsistoja, visi mato, jis yra demaskuotas, jis nebijo. Ir niekas nebijo. Kas įvyko, klausykit, mes nebijom. Dėkui jums už šitą palinkėjimą.